Vydas Petkevičius susirgo ir nežinia, ar bus toliau spektaklis ar nebus. Tai kažkaip taip pasidarė kažkaip vieniša, gaila, kad jau kažkaip kažko brangaus, lyg atrodo tiek privaidinta, tiek visko būta, bet vat ta Vaičiūno Justino premjera, jinai kažkaip mūsų ketvertuką Vydą Petkevičių, Siepaitį, mane ir Gediminą Storpirštį, taip kažkaip tas darbas sujungia, taip kažkaip kai vieni taip pažnekamai, kažkaip geriau mažiau būtų spektaklių, kažkaip galima truputėlį ir namuose pabūti su anūkais dar, o čia kažkaip pasirodė, kad visur galima kažkaip suspėti ir su anūkais pabūti, ir su vaikais, ir kad spektaklis gali būti toks kažkaip brangus, jautrus mums kažkaip ir va dabar bus sausio mėnesį vėl bus premjera ir tai kažkaip labai laukiu, kad viskas vėl ateiti tarp šitų sienų ir pradėti repetuoti, nes taip atrodo, lyg ir pats vienas praeini spektaklį, kaip ir neužmiršta, bet kartu jis vis tiek visai kitaip skamba. Ir tai vat norisi, kad kažkaip prieš praeitų šitos visos šventės, kalėdos, visus su kalėdom sveikinu, su kūčiom, artėjančiais naujais metais, bet labai norisi, kad pradėti jau repetuoti šitą spektaklį. Ir kad jis vėl kaip buvo, taip žiūrovų labai kažkaip mėgstamas, pilna buvo vietų, nebuvo vietų, pilna žiūrovų buvo. Tai va linkiu šitam spektakliui kažkaip ilgų gyvenimo metų.